to, kad snieguota žiema Lietuvoje lepina aktyvių pramogų mėgėjus. Po atviru dangumi keliuose miestuose įrengtos čiuožyklos, o gausus sniegas džiugina slidininkus. Vis dėlto čia tik viena lietuviško žiemos pusė. Šiemet į ligoninės plūsta slidžiose gatvėse susižaloję žmonės. Medikai vos ne po kiekvieno savaitgalio traumas patyrusius pacientus skaičiuoja šimtais. Lūžusi ranka, koja ar net sunkesni sužeidimai žmonės laikinai įkalina namuose ar net ligoninėse. Ištikus tokiai nelaimiai finansinę apsaugą turi garantuoti privalomasis sveikatos draudimas, tačiau papildomą paramą galima gauti apsidraudus nuo nelaimingų atsitikimų. Nelaimingų atsitikimų draudimas padengia bet kokią traumą, kuri kilo staiga ir netikėtai ir įtakota buvo iš išorės. Tai ar tai kaulų lūžis, kuris įvyko, nežinau, parkritau ar pakliuvau į avariją, ar tai yra apsinuodijimas vaistais ar maistu, ar tai yra užspringimas, nežinau, geriant vandenį, ar besimaudant vandens telkinyje nuskendus ir elektrošokas. Standartinis nelaimingų atsitikimų draudimas siūlo apsaugą nuo 3 rizikų – mirties, invalidumo ir traumų. Todėl ir draudžiantis reikia pasirinkti ne vieną sumą, o 3. Jeigu nenutuokėte, kaip pinigais įvertinti savo gyvybę arba traumas, draudikas jums pasiūlys standartinį variantą. Žmogus pasirenka pats savanoriškai draudimo sumas. Mes rekomenduojam tokias įprastinės, dažniausiai pasitaikančios sumos, tai draudimas mirties atveju 50–100 tūkstančių, neįgalumo atveju irgi 50–80 tūkstančių ir traumos atveju apie 20 tūkstančių. Visa suma dažniausiai išmokama draudėjui mirus, o neįgalumo ir traumos atveju išmoka apskaičiuojama remiantis viešai skelbiamomis lentelėmis. Jas galite rasti bendrovių interneto svetainėse arba gauti kartu su pasiūlymu. Beje, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kainos skiriasi ne gyvybės ir gyvybės draudimo įmonėse. Dar taip pat, ką mes pastebime, kad yra skirtumas tarp gyvybės draudimo paslaugas teikiančių bendrovių ir negyvybės draudimo bendrovių, nes nelaimingi atsitikimai yra būtent ta šaka, kur gali teikti tiek vienos bendrovės, tiek kitos, ir ten yra ženklesnis tarp šitų dviejų pobūdžio įmonių kainų skirtumas. Jos yra brangesnės, bet jos turi kitų privalumų, ten galima išplėsti ir gyvybės draudimų, ten galioja mokestinės lengvatos ir kiti privalumai. Tai visą laiką reikia žiūrėti bendrą paketą. Jeigu reguliariai sportuojate arba turite ekstremalesnių pomėgių, tai jums draudimas gali kainuoti šiek tiek brangiau. Vis dėlto bandyti sutaupyti nepatartina. Jeigu nutylėsite savo laisvalaikio leidimo būdus, nutikus nelaimiai draudikas gali atsisakyti jums išmokėti pinigus. Gali kilti įvairūs ginčai, nes visada klausimas, kur baigėsi mėgėjiškas sportas ir kur prasideda toks rimtesnis sportavimas ar pavojingesnis. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų taip pat aktualus keliaujantiems į užsienį. Draudimo specialistai nepataria draustis tik išvykoms, o siūlo įsigyti visame pasaulyje ir visą parą galiojančią apsaugą. Jie argumentuoja, kad traumą galite gauti ir slidinėdamas kalnuose ir slidžioje gatvėje prie pat namų.